Ar žinojai, kad kai kurie paukščiai prieš ilgą kelionę taip prisilesa, jog jų kūno svoris gali beveik padvigubėti? Žmogui toks papildomas svoris tik trukdytų judėti, bet paukščiui tai yra kuras. Tie sukaupti riebalai vėliau tampa energija, kurios reikės skrendant šimtus, tūkstančius, o kartais net daugiau nei 10 000 kilometrų. Ir visa tai vyksta ne kažkur toli, o virš mūsų galvų. Kiekvieną pavasarį ir rudenį Lietuvos dangumi keliauja gandrai, gervės, žąsys, kregždės, čiurliai, varnėnai ir daugybė mažų paukščių, kurių mes dažnai net nepastebime. Iš apačios atrodo paprasta. Atėjo ruduo, paukščiai išskrido į šiltus kraštus. Tačiau iš tikrųjų jie išskrenda ne todėl, kad jiems tiesiog pasidaro šalta. Jie skrenda ten, kur galės rasti maisto ir išgyventi. Būtent maistas yra viena svarbiausių migracijos priežasčių. Kai Lietuvoje baigėsi šilti orai, dingsta vabzdžiai, užšąla vandens telkiniai, žemę užkloja sniegas. Kregždė ir čiurlys daugiausia minta skraidančiais vabzdžiais, todėl žiemą čia jiems tiesiog nebėra ką valgyti. Toks paukštis gali būti puikiai prisitaikęs skraidyti, bet jeigu ore nelieka maisto, jam būtina iškeliauti. Vis dėlto ne visi paukščiai pasirenka ilgą kelionę. Kai kurie lieka, nes moka prisitaikyti prie žiemos sąlygų. Pavyzdžiui, zylė vasarą taip pat lesa vabzdžius, ypač kai maitina jauniklius, bet žiemą gali pereiti prie kitokio maisto – sėklų, riešutų, pumpurų, medžių žievėje pasislėpusių vabzdžių lervų ar žmogaus palikto lesalo lesyklose. Todėl zylutei žiema sunki, bet neįmanoma. Ji neskrenda į kitą pasaulio kraštą, o keičia savo elgesį ir mitybą. Taigi vieniems paukščiams žiema reiškia kelionę, kitiems išlikimą vietoje. Tie, kurie migruoja, nepradeda ruoštis paskutinę minutę. Jų kūnas iš anksto pajunta, kad artėja metas kilti. Trumpėjančios arba ilgėjančios dienos veikia vidinį paukščio laikrodį. Keičiasi hormonai, apetitas, aktyvumas, paukštis tampa neramesnis, daugiau lesa, kaupia riebalus, tarsi jo organizmas pats ruoštų jį kelioniai. Tas pasiruošimas gali būti labai rimtas. Kai kurių rūšių paukščiai ne tik priauga riebalų, bet ir laikinai pakeičia kūno darbą. Skrydžiui svarbiausi tampa raumenys, širdis ir energijos atsargos. Ilgoje kelionėje paukštis negali sustoti bet kur, kaip žmogus degalinėje. Jeigu prieš akis jūra, dykuma ar ilgas atstumas be saugios poilsio vietos, jis turi pakilti jau pasiruošęs. Todėl kai kurių paukščių kelionės atrodo beveik neįmanomos. Vienas įspūdingiausių pavyzdžių pasaulyje yra paprastasis griciukas. Šis paukštis gali nuskristi daugiau nei 13 000 km be sustojimo, nuo Aliaskos iki pietų pusrutulio, be maisto, be nusileidimo, be poilsio ant žemės. Įsivaizduok mažą paukštį, kuris daugiau nei savaitę skrenda virš vandenyno, kur nėra nei medžio, nei pievos, nei saugios vietos nutūpti. Tokiai kelioniai reikia ne tik ištvermės, bet ir labai tikslaus pasiruošimo. Lietuvoje tokių vandenynų paukščiai nekerta, bet mūsų šalis taip pat yra labai svarbi migracijos žemėlapyje. Viena žinomiausių vietų yra Ventės ragas. Ten paukščių tiek daug ne todėl, kad jie atsitiktinai pasirinko gražią vietą. Ventės ragas yra prie Kuršių marių, Nemuno deltos ir Baltijos jūros migracijos kelio. Paukščiai keliaudami dažnai laikosi pakrančių, upių, marių ir kitų aiškių gamtos linijų, nes tokie orientyrai padeda rasti kelią. Dėl to Ventės ragas tampa tarsi paukščių kelio susiaurėjimu. Įsivaizduok plačią minią, kuri pamažu sueina į siauresnį taką. Panašiai ir paukščių srautai, keliaudami palei Baltijos pakrantę ir Kuršių marias, susitelkia tam tikrose vietose. Vieni paukščiai čia sustoja pailsėti ar pasimaitinti, kiti tik praskrenda. Bet ši vieta leidžia žmonėms pamatyti, kokia milžiniška migracija iš tikrųjų vyksta virš mūsų. O didelė šios migracijos dalis vyksta tada, kai mes jos net nematome. Daug mažų paukščių skrenda naktį. Kol žmonės miega, virš miestų, miškų ir laukų tyliai juda tūkstančiai sparnų. Naktį vėsiau, mažiau plėšrūnų, oras dažnai ramesnis. Dieną šie paukščiai gali leistis žemyn, maitintis ir kaupti energiją kitam skrydžio etapui. Bet čia kyla dar vienas klausimas. Kaip jie randa kelią tamsoje virš miškų, miestų, jūrų ir laukų? Paukščiai neturi telefono ar žemėlapio, tačiau turi kelis navigacijos būdus vienu metu. Jie gali orientuotis pagal saulę, žvaigždes, upių vagas, pakrantes, kalnų linijas, kvapus ir net žemės magnetinį lauką. Mes pasaulį dažniausiai skaitome per ekraną, o paukštis skaito patį kraštovaizdį. Todėl kai kurios rūšys grįžta stebėtinai tiksliai. Gandras po žiemos gali parskristi į tą pačią sodybą, tą patį stulpą ar net tą patį lizdą. Jam namai nėra tik taškas žemėlapyje, tai pažįstami laukai, vandens telkiniai, kraštovaizdžio linijos ir patirtis. Jeigu lizdas buvo sėkmingas ir ten pavyko užauginti jauniklius, grįžti į tą pačią vietą yra naudinga. Šis sugrįžimas atrodo dar įdomesnis žinant, kad pora nebūtinai keliauja kartu. Pavyzdžiui, gandrai gali migruoti atskirai, žiemoti skirtingose vietose, o pavasarį vėl susitikti tame pačiame lizde. Žmogui tai skamba beveik kaip susitarimas po kelių mėnesių susitikti prie to paties namo, bet paukščiams tai yra natūrali jų gyvenimo dalis. O į šį ciklą labai greitai įtraukiami ir jaunikliai. Jie nelieka tiesiog laukti likimo, kai suaugusieji išskrenda.
Daug jauniklių migruoja kartu su būriu arba iškeliauja panašiu metu. Kai kurių rūšių jauni paukščiai pirmąją kelionę pradeda net savarankiškai. Jie dar niekada nėra buvę Afrikoje ar Pietų Europoje, bet jų kūne jau yra paveldėta kryptis. Pirmoji migracija jiems yra pavojingiausia, nes jie dar neturi patirties, kur sustoti, kur maitintis ir kaip išvengti pavojų. Pavojų migracijoje daug, todėl paukščiai naudoja viską, kas padeda sutaupyti energijos. Čia galima prisiminti V formą, kurią dažnai matome skrendant didesniems paukščiams – žąsims, gervėms, gulbėms ar kormoranams. Maži paukščiai taip paprastai nesirikiuoja, nes jų skrydžio būdas kitoks. Jie dažniau juda padrikais būriais arba skrenda pavieniui, ypač naktį. V forma naudinga būtent didesniems paukščiams, kurie ilgai plasnoja sparnais. Kai priekyje skrendantis paukštis plasnoja, už jo susidaro oro srautai. Šiek tiek šone skrendantis kitas paukštis gali tais srautais pasinaudoti ir sutaupyti energijos. Priekyje būti sunkiausia, todėl lyderiai keičiasi. Tai nėra tik gražus trikampis danguje. Tai komandinis darbas, leidžiantis būriui nuskristi toliau. Vis dėlto, net ir taupant energiją, kelionė išlieka sunki. Vieni paukščiai sustoja pailsėti pakeliui, kiti įveikia labai ilgus ruožus be nusileidimo. Kai kurios rūšys net sugeba trumpai ilsėtis ore. Jų poilsis nebūtinai panašus į mūsų miegą. Paukštis gali trumpam sumažinti budrumą, sklandyti oro srovėse arba ilsinti vieną smegenų pusę, kai kita lieka pasiruošusi reaguoti. Tokie prisitaikymai padeda tęsti kelionę, neprarasti krypties ir išlikti gyvam. Todėl paukščių migracija nėra tik gražus rudens ar pavasario vaizdas. Tai milžiniškas išgyvenimo mechanizmas. Vieni paukščiai keičia mitybą ir lieka Lietuvoje, kiti išskrenda, nes be vabzdžių ar atviro vandens neišgyventų. Vieni skrenda naktį, kiti dieną. Vieni laikosi pakrančių ir upių, kiti įveikia vandenynus. Vieni keliauja būriais, kiti vieni, bet visi jie paklūsta ritmui, kuris kartojasi tūkstančius metų. Kai kitą kartą pamatysi virš Lietuvos skrendančias gerves, žąsis ar pavasarį į lizdą grįžusi gandrą, verta sustoti bent kelioms sekundėms. Nes tai nėra tik paukštis danguje, tai keliautojas, turintis vidinį kompasą, sukauptą energijos atsargą, paveldėtą kryptį ir gebėjimą grįžti ten, kur prasideda jo gyvenimo ratas. Virš mūsų galvų kasmet vyksta kelionės, kurių didžiosios dalies nematome, bet jos primena, kad gamta nėra paprasta. Ji pilna paslapčių, kurios vyksta tyliai, nakties tamsoje, virš jūrų, palei Kuršių marias ir tūkstančius kilometrų nuo namų. Patiko video? Prenumeruok mūsų kanalą ir paspausk patinka. Iki kitų kartų.